Sveiki, mano mėlyjei draugai, su jumis enciklopedija nuo 18 metų Džinhuka TV. Šiandien pas mus visai įdomi tema, tokia kaip be tabako gaminiai arba be nikotino gaminiai, kuriuos galima panaudoti kalėjime. Tai, kad šiandien prisirūkyti mums neišeis, testuosim skonius. Pirmieji pas mus ant stalo yra akmenukai kaljanui skirti. Yra dvi įmonės BIG ir Šazo. Skirtumo tarp jų labai nėra ir visi jie gaminami Vokietijoje. Šiaip vokiečiai labiau pradėjo tokius akmenukus daryti ir gelius. Šitas prekės galite rasti Lietuvoje. Manau, daugelis jau rūkėt ir manau parodysiu, kaip rūkyti jos. Kaip įmušt bent jau. Kaip teigia gamintojas, geriausia juos mušti ant funnel tipo taurelės. Ir su lėtimu ar be lėtimu čia nesvarbu, nes jie labai atsparus karščiui. Tik jūs galite sudeginti patį aromatizatorių. Pažiūrėsim, kaip Šazo atrodo. Čia, kaip matot, tokios formos akmenukai. Iš ko jisai daromas? Čia akmenukas labai purus, jo struktūra labai puri ir akmenuko struktūra leidžia jam įgerti patį sirupą. Įmušimas čia labai lengvas. Viskas, pas jūs taurelė paruošta. Bandysim parūkyti mano mėgstamiausią skonį, dvigubą obuolį. Šitie akmenukai turi vieną mažą pliusą, sakyčiau. Kada jūs parūkysit, jeigu jūs parūkysit, nes aš jau 10 minučių gal bandau pratraukti šitą kaljaną, man kažkaip nelabai gaunasi su jais. Galite atgal suberti tos akmenukus ir po kol pas jūs yra viduj sirupo, jūs galite juos rūkyti. Tai, kad neišmeskit. Kai kurie bando kažką galvoti, gaminti savo sirupus, bet manau, čia laiko švaistimas, nes jie kainuoja nelabai daug, ten apie 5 eurus gal šitą bankutę kainuoja. Skirtumų tarp šitų visų akmenukų aš nemačiau, bent jau kiek rūkiau jos. Tik, kad va šitie skaidrus akmenukai, jie man trumpiau skonį laiko. Čia pagrindė visi šitie akmenukai laiko skonį 20, maksimum 30 minučių. Visi gaminiai, kurie eina be tabako, galima paskirstyti į 4 kategorijos. Pirma kategorija tai arbatos, antra kategorija tai akmenukai, trečia gelė arba pastos, čia priklausomai nuo konsistencijos. Ir ketvirtas tai, kaip nekeista, burakėliai, cukranendrės arba šakniavaisiai kokie nors eina. Tai dabar žiūrėsim patį, manau, populiariausią daiktą, kurį jums gali prakišti bet kuriam Turkijos turgui, tai vadinamas Tanija tabakas. Nu, kaip tabakas, aš pripratęs tiesiog vadinti viską tai tabaku, kas rūkoma. Bet čia grinai burakėliai eina. Iš tokios pačios žaliavos daromas toksai mišinys kaip Soexas. Soexas vienas iš populiariausių ir manau, kaip pamenu, jisai vienas iš pirmųjų išėjo į rinką, kaip būtent be tabako kažkoks tai gaminys. Soexą daro Avzalo įmonė, indiška įmonė, kuri daro visą gerą tabaką. Po to prie tokių pat yra pas mus Alisur, kaip pamenu. Ir gal įdėsiu porą nuotraukų, pažiūrėsit, kaip bent jau pakelis atrodo, kad jum kažkur tai Turkijos turgui neįkištų ir nesakytų, kad tai tabakas. Kodėl būtent Turkijos turgui? Nes turkai mato, kada eina koks nors turistas, pavyzdžiui, mes lietuviai, ir jie visą laiką prakiša tokias nesąmonės ir sako, kad čia labai skanu bus, labai gardu, bet patikėkit, manim čia pilnas šūdas. Toj bandysim įmušti ir pažiūrėti, kas iš šito gausit pas mus. Kaip matom, labai daug šiukšlių kažkokių.
šaknų visokiausių ir jis nemalonus rankai. Nemalonu įliesti. Šiaip dar pamiršau gal paminėti, yra pora tokių gamintojų, kaip Igi turkai daro Saalam vadinasi. Igi gal įdėsiu nuotrauką, jeigu surasiu. Ir dar vieną brandą, gan nesenai, gal 2016 metais, rusai padarė tokį brandą kaip Leiva vadinasi. Iš visų šitų burakėlių, galima sakyti, jisai bent jau ilgiau laiko skonį ir skonį ten normalesni. O mes čia radom kažkokių vynogės sėklų. Nu, žiūrėsim. Bandom visą tą reikalą įmušti. Darysiu su geru lėtimu, nes jau kiek bandžiau rūkyti panašius gaminius, tai dūmo ten išvis nėra. Ką, statom taurelę, dedam angliukus ir žiūrėsim, kaip pas mus gausis parūkyti. Pabandom susprogdinti visą tą reikalą, paklausykit. Jiem turėtų būti šikna. Mūsų burakėlį prisirūkė. Dūmo biškai yra. Skonis, nežinau kiek aš jau rūkau, 5 minutės kažkur tai. Skonis buvo 2 minutės, dabar nėra skonio, tuščias jisai. Pagal bendrą skonį, sakyčiau, žinot tokią burakėlių sriubą, kurią išvyrė jūsų močiutė, pastatė šaldytuvą ir pamiršo apie ją. Ir po porą savaičių jūs ją radot ir maždaug kvapas panašus iš viso šitą reikalą. Aš tai rūkysiu tai. Visa išvada ta, kad jeigu imti visus gaminius, kurie eina be tabako, bet skirti kaljanui, tai būtent šitos burakėlius ir visokiausias žolelių mišinius neimkit, nes tai neskanu tikrai. Čia pinigų išmetimas ir padarant tokį kaljaną jūs tiesiog susigadinsit savo nuotaiką. Keliaujam toliau prie skanesnių dalykų. Dar vienas mišinys, apie kurį gal pamiršau paminėti, bet dėja aš jo neturiu. Bet teko ragauti, tai pavadinimas jo The Cloud vadinasi. Čia grinai vaisių gabaliukai arba netgi vaisių tyrė, padaryta iš tikrų vaisių ir užpjauta glicerinu. Rūkosi įgi labai dviejopai. Kai kurie skoniai labai išryškinti, pavyzdžiui, ten citrina buvo visai gera, o kai kurie, pavyzdžiui, ten kaip braškė ir avietė buvo labai tuščios. Ten skonis buvo, bet kažkur tai toli. Prieinam prie dar vieno dalyko, tai geliai. Įdomus dalykas, pradėjo juos gaminti 2016 metais. Šitas gelis vadinasi Air Fruits. Taip pat iš panašios kategorijos yra Free Clouds vadinasi ir Hookah Cream liktais. Ten kremas, kurį jūs taip tepat aplink taurelę. Su geliais irgi panaši situacija, jūs paimat gelį, įpilat biškį į taurelę ir pratrinat jį. Čia pas mane riešuto skonis, bet skonis labai tuščias. Kaip riešutas, šiaip savaime riešuto skonis, kaip tabakį, bent jau paimti kaljanų tabaką. Jisai labai ryškus, ten jeigu miksuoja, tai 20% gali permušti visus kitus skonis. Čia jisai labai tuščias. Čia toks kvapas, kai jūs kur nors miške sėdit ir voviraitė kažkur tai ten už kilometro kramto riešutus. Ir iki jūsų daina tas kvapas.
Dūmo yra, biški sakyčiau. Ir jisai labai nemalonus. Kutena gerklę. Šiandien noriu šitą rūkyti irgi. Irgi išvada, gėliai, irgi nelabai skanus dalykas. Jeigu maišyt su tabaku kažkokiu, kad pagaut tam tikrą skonį, gal jo, bet manau, tabako skonis, tabako aromatizatorius permuš va šitą vagėlį labai lengvai. Ir keliaujam gal prie paskutinės kategorijos, tai arbatos. Na ką, draugai, prieinam prie biškį skanesnės istorijos, tai be tabako gaminys, kuris padarytas iš arbatos. Pas mane čia ant stalo yra 3 gamintojai, kurių gaminimo technologija skiriasi tarpusavį. Vieni iš pirmųjų, kaip pamenu, kažkur prieš 4 metus į rinką užėjo pas mus Čebako. Tai gamintojas iš Rusijos, iš Sankt Peterburgo lygtais. Jie turi pilnavertišką savo technologiją ir jie daro savo mišinį iš kiniško arbato. Gan geros rūšies daro. Ir Bueras yra, ir Longa yra. Geros kiniškos arbato rūšys surinktos. Taip pat pas mane ant stalo yra Kobra, kurį, nežinau, pirmą kartą pamačiau prieš metus, kur klapšauja buvo. Jie daro iš paprastos juodos arbatos, bet jie turi kitą technologiją negu Čebako. Tai technologija, kur jie šaltų būdų bando įstumti, galima sakyti, tą aromatizatorių į arbatos lapą. Tai kriogenikos technologija vadinasi liktis. Jie turi 3 rūšis, 2 iš jų arbatos, tai lengviausia Virgin vadinasi, vidutinė Origins vadinasi ir trečia, nepamenu kaip vadinasi, bet trečia jau ne iš arbatos pagaminta, o iš juodo tabako lapo Bjorkli. Ir pas mane ant stalo dar yra Dali. Gan pagarsėjęs pastaruoju metu, nes jie turi gerą aromatizatorių. Pas juos dirba vienas vaikinukas, toks gan pakvaišęs, galima sakyti, nes su juo susibendrauti išvis neina nekaip. Ir jisai pats daro aromatizatorius. Jisai labai gerai išmano chemiją ir tos žinios jam labai gerai pravertė, jisai padarė tikrai gerą produktą, bet iš karto pasakysiu vieną minusą apie Dali, tai skoniai labai daug aromatizatoriaus. Tu ir rūkai ir tu jauti, kaip pas tave burnoje lieka netgi tas skonis. Tai nelabai malonus toks jausmas, galima sakyti. Dabar parodysiu, kaip jie visi 3 šitie gamintojai atrodo, įmušim, parūkysim ir žiūrėsim, ką iš šitų rinkčiausi pas save namo, pavyzdžiui. Sakysiu porą žodžių apie Čebako. Tai va čia taip jų pakuotė atrodė iki sausio mėnesio gal. Va čia jau buvo senas logotipas ir čia jau naujas logotipas. Čia man mėginukus davė Klapšau, kuris buvo kovo mėnesį. Pakeitė logotipą, kaip žinau, pas juos pasikeitė pagrindinis direktorius, kuris pradėjo užsiiminėti normalį marketingų. Ir pas juos pasikeitė fasuotės. Šitos senos buvo tik po 100 gramų, naujos eina po 50 gramų yra ir po 200 gramų ir yra didelis konteineris, ten pusę kilogramo, bet čia jau kalėninimo vėl aktualu. Parūkysiu jau vieną iš naujesnių skonių, Ice Cream cigaras. Vien pavadinimas patinka. Ir žiūrėsim, kaip jisai atrodo. Žaliava pasikeitė, sakyčiau, nes dabar jisai daug smulkesnis, o senas buvo biški stambesnis. Bet vis tiek iš jausmo jaučiasi, kad tai ne tabakas, jisai toks kietesnis, galima sakyti. Čebako anksčiau turėjo 3 liniuotės, tai buvo light, medium ir hardas. Dabar liko tik mediumas ir hardas.
Aišku, nepaslaptis, jie ir patys neslėpia, kad šitam produktui yra skysto nikotino. Blogai tai ar gerai, tai jau gali spręst kiekvienam savaime. Man skystas nikotinas, jeigu imti arbatos istoriją, tai priimtinas, nes tu vis tiek jauti, kad kažką rūkai, kažką, bet ne orą, plus skonį jauti. O jeigu imti tabako gaminius, pavyzdžiui, ukrainietiškas tabakas Dumanas buvo toks, tai man jis nepatikdavo, nes skysto nikotino tiek privaryta, kad tu jauti. Kodėl man jis tabakė nepatinka, nes tabako gamintojai bando paslėpti blogą žaliavą, pridedami prie jo skystą nikotiną. Kad atrodytų, kad žaliava gera, aromatizatoriai geri, o kaina juokinga. Na ką, kalėnas prašyvo ir rūkasi, skonis visai geras, man patinka. Kame minusas iš vis čebakos, tai bent jau aš visose skoniuose, kokį skonį aš nebepaimčiau, tai aš jaučiu tą arbatos prieskonį. Jisai man niekur nedingsta, tai galbūt iš dalies, kad aš žinau, kad aš arbatą rūkau, galbūt iš dalies, kad jisai tikrai yra. Judam toliau, dabar paragausim kobrą. Dėl ko aš kobrą prisimenu, tai dėl to, kad pas juos būna dažnai dideli stendai ir ant tų stendų pastoviai kažkoks tai jovavas vyksta. Tai ten nogos merginos šokinėja, tai ten kažkokie nogi vaikinai šokinėja. Dabar rūkysim Earl Grey skonį. Ir atrodo jisai jau gan stambesnis negu čebako. Čia jau grinai matosi, kad tokia arbata. Bet jisai malonesnis rankai. Jisai ne tiek kietas, kaip buvo čebako. Ką, mūsų kobra prasirūko pabiškį. Šiaip kaip arbata, būtent skonis pats Earl Grey, tai visai geras, man patiko. O kaip stiprumas jo, aišku, irgi skysto nikotino yra, bet jisai lengvesnis negu čebako. Aš paėmiau ir tą mediumą paėmiau. Bet kobra lengvesnė biškė. Gaminimo technologija jų, kaip jau sakiau, skiriasi. Vieni naudoja šaltą būdą. Čebako gaminamas, kaip žinau, į arbatos lapą įpilamas karštas skystis, o čia tabako lapas užšaudomas ir prie jo jau po to įpilamas skystis. Dar noriu pasakyti apie tos gamintojus, kurių dėja nėra pas mane ant stalo. Tai vienas iš tokių naujesnių, kuris buvo pristatytas per Hookah Club Show, tai kaljano mišinys dujų vadinasi. Jie irgi bent jau sako, kad naudoja kažkokią kitokią technologiją negu čebako ir kobra. Bet jų skoniai skonio man palitka nelabai patiko, nes ten buvo tokie gan standartiniai skoniai, kuriuos galima surasti bet kokiam tabake. Ir viena iš naujovių, kuri buvo pristatyta, tai Puer. Brandas vadinasi Puer ir jūs tikriausiai jau girdėjote apie tokią arbatą kaip Pueras. Tai va tas kaljano mišinys ir daromas iš būtent tos arbatos. Man jisai nepatiko vien dėl to, kad bet kokį skonį, kurį tu nerūkai, tu jauti va tą, kas geria tą arbatą Puer, žino, kad jisai turi tokį medžio arba netgi žemės prieskonį. Tai visas tas tabakas turėjo lygiai tokį patį prieskonį. Taip pat dar apie kobrą, kaip žinau, jie pradėjo gaminti savo anglis, savo kaljanus pradėjo gaminti. Tai, matyt, pinigų investuota buvo nemažai jų įmonė, bet, kaip žinau, Rusių jie nelabai dar populiarūs. Tai žiūrėsim, kaip jiems seksis. Apie visus šitos brandus galiu pasakyti, ypač, būtent apie arbatos istoriją visą šitą, Daly, Kobra, Čebako, tai Lietuvoje greičiausiai mes jų nepamatysim. Nes dėja su mūsų Lietuvos įstatymais tas produktas, nors netgi jeigu jisai neturėtų skysto nikotino, jisai turi būti akcizintas. Tai čia vis ilga procedūra, plus
dasideda mokesčiai, tai jo tiesiog nemanau, kad pirktų Lietuvoje. Na ką, prieinam prie paskutinio gaminio pas mane ant stalo, tai kaljanų mišinys Dali. Man vis pastoviai, kad aš šneku apie tai, man vis norisi pasakyti tabakas, bet čia ne tabakas, čia kaljanų mišinys, arba mišinys skirtas kaljanui. Dali, kaip žinau, jie naudoja paprastą juodą arbatą, kaip jie teigia, surinkta iš aukščiausių Ceilonijos kalnų. Manau, čia pilna nesąmonė, čia jie naudoja tokią pačią arbatą, kaip ir Lipton pakelį priardžius galite surasti. Bet aromatizatorius jie naudoja gerus, turi savo chemiką, kaip jau sakiau. Na jo, jeigu paimti va taip į ranką, tai Dali tai grinai kaip Liptono pakelis priardytas. Labai purus, labai lengvas. Na ką, pas mus ir Dali prasirūkė, tai man jie patinka, jos skoniai tokie neįprasti, tokius skonius niekur nepamatysit pas kitus gamintojus, netgi tabako gamintojus, bet skonis labai toks intensyvus, jisai netgi burnoje lieka po to. Stiprumas žemiau vidutinio, sakyčiau. Ir taip, draugai, aš jums pabandžiau parodyti, kokie yra pakaitalai tabako, jeigu, pavyzdžiui, nes pas mane būdavo tokių atvejų, kai ateina žmonės, nori parūkyti, bet jie nori be nikotino kažko tai parūkyti. Tai jeigu jau rinktis kažką, tai aš rinkčiausi arbatą. Ne visokiausius gėlius, gal iš dalies akmenukus, nes skonį nors jie ir neilgai laiko, bet ten bent jau kas parašyta, tas ir yra. Jeigu ten parašyta vynogė, tai ten bus vynogė. Ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Džanhuka TV. Rūkykit skanius kaljanus, rūkykit tabaką arba arbatą, čia jau jūsų pasirinkimas. Rūkykit skanius kaljanus, mylėkit savo moteris. Iki.